Galbūt Čiurlionis kūrė iš savo tylos ir savo pasaulio, bet jo vizijos ir šiandien šviečia taip pat ryškiai. Mūsų mokyklos languose jos tampa kelrodėmis – į spalvą, į kūrybą, į smalsumą. Ir kol jos čia, mes mokysimės matyti daugiau. Mes norėjome, kad mokinys su Čiurlioniu susitiktų ne tik pamokose, bet ir kasdienėme gyvenime. Eidami pro mokyklos langus, susitikdami su draugais, skubėdami į pertraukas. Šie kūriniai languose tai tarsi priminimas, jog gali sustoti, įsižiūrėti ir atrasti daugiau, negu tikėjais. Čia, mokykloje, jo kūriniai tampa mūsų kasdienybės dalimi. Tarsi primena, kad ir mes galime kurti savo pasakas. Blausi šviesa, blyškūs pilkšvai mėlyni, pilkšvai žali ir matiniai tonai susilieja į vientisą žvaigždėtos nakties spalvinę gamą. Turbūt nei vienas dailininkas nėra perteikęs nakties ir žvaigždėto dangaus taip meistriškai, kaip tai padarė Čiurlionis savo zodiako ženklų serijoje. Šaulys. Jaunuolis kalno viršūnėje, tai kas išlanko į juodą negandos paukštį. Nedideli ciklo lapai yra aiškiai monumentalūs. Traukos nebuvimas sukuria juose plastinio nesvarumo atmosferą. Mastelių santykių kaita ir ritmika, savotiškai išdėstytos erdvės, kuriuose derinasi neaprėpiamos kosminės platybės ir tikrovė, daro jų plastinės konstrukcijas architektūriškas. Kaip jūs pristatote Čiurlionį dailės pamokose? Nuo ko pradedate? Tai pirmiausia apie asmenybę. Tai jo galbūt tokius trumpai bruožus, tai gimimo data, bruožus, tai kokioj šeimoje augo, kiek brolių sesių turėjo. Pabrėžiu ir aišku jo pačią kūrybą ir universalumą. Tuo, kad kaip žmogus sugeba ir muziką kurti, ir rašyti, pasakas kelias ir panašiai turim pavyzdžių, ir tuo pačiu tapybą. Kaip jisai kūrė ir tuo metu, kaip atrodė jo kūriniai, tai buvo daugelis žmonių, kurie jo meno nesuprato. Tai pirmiausia, jisai galbūt, sakykime, simbolizmo pradininkas Lietuvoje, tai tikrai. Na ir savo laikmečiu nelabai gal suprastas. Kai kurie galbūt atkreipdavo dėmesį nebent į tuos darbus, kurie atrodo natūralesni, paprastesni ir tie tokie gyvesni, kalbant apie gamtą ir panašiai. Tai išsiskiria pagrindę tuo, kad jisai buvo unikalus savo laikmetyje. Netgi kalbėdami apie Čiurlionio temas, tai mes netgi kaip pavyzdys žiūrime jo tapybos darbų pavyzdžius ir klausom tos pačios muzikos. Kartais vaikam irgi tos tokios asociacijos ir lengvi muzikos garsai asocijuojasi su tom lengvom pasteliniam spalvom, tom fantazijom, tas, kas ir būdinga Čiurlioniui. Čiurlionis, menininkas, kūręs pasaulius, kuriuose karaliai ilsisi debesyse. Pavasaris tvinksi spalvomis, o saulė keliauja per žvaigždynus. Šiandien šie pasauliai apsigyvendina mūsų mokykloje, o mes bandome suprasti, ką jie reiškia mums. Piramidžių sonatoje, vaizduodamas dykumą ir piramides, sfinksus ir palmes, dailininkas nesiekė tikroviškumo. Jis kūrė fantastinį senovinės šalies Saulės viešpatijos paveikslą. Man labiausiai patinka piramidžių sonata. Gal ji ir senoviška, bet atrodo lyg iš kito pasaulio. O jūros sonata padarė įtaką mano nuotraukoms. Ir galbūt, atrasdami jį, geriau atrandame ir save.